Pagaminti Šiauliuose beveik visi išvežami į vakarų Europą. Vokietijos įmonių grupiai priklausanti Šiauliuose dirbanti dviračių gamykla Baltic Vairas per metus pagamina apie 400 tūkstančių dviračių. Produkcijos paklausa ypač išauga pavasarį. Didžioji dalis dviračių pagamintų Šiauliuose skirta užsienio vakarų Europos rinkai. Baltic Vairo pardavimų skyriaus viršininkas sako, kad Lietuvos dviračių gamintojų niša rinkoje kokybė. Konkurentai mūsų pagrindiniai yra ne Europos gamintojai. Mes su Europos gamintojais, sakykime, Pabaltijai ar Lietuvoje mes konkurentų praktiškai gamintojų neturim. Didžiausias mūsų konkurentas yra šiai dienai, sakykime, Azija, konkrečiai Kinija. O konkuruoti, sakykime, kokybės prasme mes esame visiškai konkurentabilūs su jais palyginti, kadangi aukšta kokybė yra neįmanoma parduoti labai žemą kainą. Atvirkščiai padaryti gerą kokybą neįmanoma už labai žemą kainą, todėl mes esame. O, sakykime, tam pačiam pigiausiam sektoriui, kur kokybės prasme nėra pirkėjų aktualu, kokybė yra aktualu tik kaina. Aišku, Kinija šiuo metu yra pigesnė ir mums su jais konkuruoti, žinoma, to išsėdį sunku, tačiau visiškai įmanoma. Vienintelės Pabaltyje dviračių gamyklos atstovas sako, jog Baltic Vairas nesibaimina permainų Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą. Produkcija ir žaliavos neturėtų brangti, konkuruoti nebus sunkiau nei dabar. Europoje yra vadinamas antidempingo, Europos Sąjunga yra priėmus antidempingo mokestį iš Kinijos, todėl tiems importuotojams, kurie dabar importuoja praktiškai be jokių muito mokesčių, bus žymiai sunkiau įvežti į Europos Sąjungos šalis dviračius, todėl mes galvojam, kad mes būsim savo klientams, savo pirkėjams žymiai įdomesni ir galėsim pasiūlyti žymiai geresnės sąlygas. Europos rinkai Lietuvos dviračių gamintojai stengiasi įtikti pasiūlydami apie 1000 modelių. Pagamino jubiliejinį 5 milijoninį dviratį.